Rubrika 9:11 ir šiandien svečiuose aš turiu Ievą iš X Factoriaus. Kažkaip Ieva man labai norisi irgi taip, kaip tu, žinai, tokia sėdėti išsitiesus, moteriškai. Labas, Ieva. Sveiki. Labai smagu su tavim pagaliau gyvai susipažinti. Man irgi labai smagu. Jo, nes aš turiu Ievą drauguose ir Facebook'e ir visi jai parašau ten vieną kitą žinutę, kad man patiko ten ar kažkaip gražu buvo, ką jį parodė X Factoriuje. Bet mes taip gyvai nesam matęsi ir štai Ieva pagaliau atkeliavo čia į mūsų studiją. Kaip jautiesi? O jaučiuosi tai labai gerai. Iš Kauno atvažiavai? Taip, iš Kauno. Ieva, tau 17, gitugi moksleivė. Ką mokytojai sako apie tavo šešėlionės? Iš tikrųjų gerai, kad aš dar 11-okė, ne 12-okė. Aha. Bet šiaip mokytojai labai palaiko. Labai tikrai toleruoja ir visada paklausia, ar ten, jeigu negali šiandien atsiskaityti, tai kitą, žinai, kartą atsiskaityti gali. O klasės draugai nepyksta dėl to, kad tau yra tokios išskirtinės sąlygos? Ne, nepyksta, jie kaip tik sako taip, leidžiam, nes mokytojai būna paklausia, tai ar leidžiame įrašyti kitą kartą? Visi taip, leidžiam. Ieva, tai tu jau visai čia toli nukeliavai iš tam X Factoriui, liko vos 4 žmonės, 2 vaikinai, 2 merginos ir viena iš tų 4 esi tu. Ar tikėjai, kad tai bus? Oi, aš visai nesitikėjau, iš tikrųjų, kai tik atėjau, aš net negalvau, kad pateksiu į 12-uką. Aha. O kai patekau į 12-uką, galvau, kaip čia būtų fainai bent porą laidų išsilaikyti. Taip. O dabar tai taip iki galo, kai taip atrodo, nežinau, kažkaip net labai keista. Nes aš žiūrėjau tavo vakar, kaip tik vakare ruošiausi interviu ir žiūrėjau Ievos tą atranką, pirmąjį tą pasirodymą X Factoriuje, tokia juokinga mergaitė, tokiais kirpčiukais dideliais. Ir tu ten tokia labai, tu Adelės ten dainavai dainą Rumorą, ne? Ir jinai tokia stipri, tokia aštri. Ir staiga Ieva X Factoriui tampa romantiška mergina. Tai kokia tu esi iš tikrųjų? Iš tikrųjų, gal daugiau romantiška, kaip ir dainos, ne, kur aš dainuoju. Visus savo metus, tai dažniausiai dainuodavau tas lyrinės tokias dainas ir šiaip buvau pasirinkus irgi lyrinę dainą pirmai atrankai ir taip kažkaip paskutinę savaitę taip iškart, nežinau kaip čia atsitiko, bet tai pakeitėm dainą. Visiškai kitą. Ir tu dainuoti mokaisi kiek metų? Jau dabar 11 metus. 11 metus. Tu mokaisi Kaune, tavo mokytoja yra Jūratė Miliauskaitė, ar ne? Ir Audrius kartu su tavimi mokosi pas tą pačią mokytoją. Jūs dainuojat vienam kolektyve, ar kaip čia išeina? Taip, mes dainuojam vienam kolektyve. O koks yra kolektyvas? Eldo. Ir tu, Audriu, pažįsti tiek pat irgi 11 metų, ne? Kaip jūs abudu susitarėt, kad einam į X Factorių, ar kaip buvo? Buvo taip, kad kažkaip mes planavom, bet vis tiek tas jaudulys prieš kameras ir kalbėti ir viską. Tai planavom vis, galvoju, gal reiktų nueiti ir sakau, Audriau, davai, einam. Einam, ne? Kartu dviese drąsiau bus. Ir mūsų vadovė irgi Jūratė Miliauskaitė, tai jinai irgi sako, Audriau, pabandyk. Sako, gerai, pabandysiu. Ir taip, ir dar Ingrida Ruželytė irgi su mumis, irgi mes vienam kolektyve, ir visi 3 taip nusprendėm ir nuėjom. Aha, ir visai neblogai jums sekėsi. Ar būtų sudėtinga kovoti prieš Audrių? Nes tau vis dėlto teks kovoti prieš jį ir tenka kovoti kiekvieną kartą. Ar yra sunku kovoti prieš draugą savo? Labai iš tikrųjų yra sunku. Pirmiausia, tai toksai kaip emocinis šiek tiek šokas būna, nes vis tiek tavo draugas. Ir palaikai, ir laimėt nori. Ir dėl jo jaudinės pergyveni, ir dėl savęs. Taip gaunasi tokia maišatis. Algirdas rašo iš Alytaus. Ieva, tavo atliekamos Bleeding Love klausausi kiekvieną dieną, kelis kartus netgi per dieną. O klausimas toks, ar tu esi laiminga? Labai tikiuosi, kad taip, nes tu to verta. Ar esi laiminga, Ieva? Aš esu labai laiminga. Bet aš žinau, kad tu negali apsispręsti dėl savo mokslo tolimesnių. Taip, negalėjau apsispręsti, bet jau dabar renkuosi vis dėlto muziką. Ar ne? Viskas jau. Ok, nes tu galvoji apie mediciną, kiek aš žinau. Taip, aš galvojau nuo 6 klasės. O kas tave traukia toje medicinoje?
Man iš tikrųjų, nuo pat mažmės aš mėgdavau visokius ten su mikroskopu žiūrėti. Varles darinėti tu mėgai. Oi, ne. Bet reikėtų ir tai daryti, ar tu žinai? Aha. Taip, reikėtų. Ir aš nebijau iš tikrųjų kraujo ir man įdomu yra. Įdomu, Ieva, yra kraujas. Ne, įdomu pats tas visas mokslas. Aha. Tai vat. Supratau, tai jeigu kažkam labai reikėtų suteikti pirmąją pagalbą, sugebėtum? Sugebėčiau. Super. Gintarė rašo, labas Ieva, norėčiau paklausti tavęs, ką darytum, jeigu tu laimėtum X Faktorių? Bet taip realiai, įsivaizduok, laimė X Faktorių, ne? Kitą dieną atsikeli ryte ir kokios tavo mintis, ką darai toliau? Ar lauktum pasiūlymo iš prodiuserių, ar pati eitum, belstumės į studijų duris ir sakytum, noriu rašyti dainą, ar kokie veiksmai tolimesni? Iš tikrųjų gal ir laukčiau iš tikrųjų iš prodiuserių, bet šiaip pradėčiau galvoti apie koncertinę programą kokią, tikrai ar aš laimėsiu, ar aš nelaimėsiu, tikrai pamatysit mane ir iš tikrųjų turiu daug įvairiausių minčių. Oho, puiku. Taip, bet dar kol kas nepasidalinsiu. Gal išgirsite vėliau. Kažkaip tu čia šipsaisi, man atrodo, tos mintis jau labai realizuojasi. Tai jų yra iš tikrųjų daug labai ir aš jomis patenkinta. Ir Tai jau esi gavus kokį pasiūlymą? Ne, dar nesu, bet tikiuosi. Bet žinai, kad gausi. Ne, aš nežinau, ar gausiu, bet tikiuosi. Rūta Ščiogolevaitė yra nekartą sakiusi, kad nusipirktų bilietą visų pirma į savo koncertą, tai vieną žiūrovą jau turi. Taip. Antras dalykas, ji yra sakiusi, kad norėtų su tavim sudainuoti, bet kažkaip netgi buvo vienas toks pasakymas, kad labai stipriai galvok, su kuo dainuoti ir netgi jeigu aš tau pasiūlysiu dainuoti, kaip sakė Rūta, nebūtinai tu sutik. Ką tu apie tai galvoji? Ar tu sutiktum, ar norėtum su Rūta Ščiogolevaitė dainuoti kartu? O aš tai labai norėčiau su ja. O jūs nesat užkulisiuose pabandę to daryti? Ne, nesame dar, bet galbūt pabandysime. Vėl šypsosi jinai, klausykit, rimtai kažkokių čia slaptų dalykų prisigalvojus. Klausimas Ievai sako, ar daug nervų tenka ištasyti ruošiantis X Faktoriaus pasirodymams? Iš tikrųjų, gal pirmomis savaitėmis tai buvo iš tikrųjų labai daug nervų tų, bet dabar kažkiek mažiau. Ar gali pati pasakyti, kad drąsiau jautiesi prieš kameras ir tikrai drąsiau, dabar žymiai drąsiau negu anksčiau. Ir gal dabar labiau susikoncentruotai, nes anksčiau tai buvo taip kažkaip kaip mėtymasis, gal taip galima pasakyti, labai ir tos kameros ir čia ir ten, ir vieną darai ir ten ir čia ir taip. Nejauku būdavo, aš kaip suprantu, ar ne? Aha, o dabar jau darosi. O dabar ir smagu darosi. Nu va. Supratau, gerai, Ieva, mes tu sugrįšim su Ieva, jūs rašykite savo klausimus iš mūsų puslapio powerhitradio.lt. Aš tikrai, Ieva, esu paruošusi šiandien užduoti, o tu tarpu mūsų eteryje Daft Punk, Get Lucky. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. 9:23, šiandien rubrikoje 9:11 Ieva iš X Faktoriaus. Ieva čia šypsosi kol kas, bet aš turiu tau klausimų, žinok, visokiausių. Nežinau, kaip čia su ta šypsena bus. Gerai, viskas gerai. Laura klausia, labas Ieva, norėjau paklausti, kaip šiaip sekasi asmeninėme gyvenime. Ar tenka patirti kokiu nors smūgiu? Ar dabar kenti kokį vidinį skausmą? Kas čia per klausimai? Ne, tiesiog kaip sekasi asmeninį gyvenimą ir su vaikinais, va. Asmeninėme gyvenime tai kol kas tokio kaip ir štilis. Jo, kaip ir neduodu dar laiko, nėra labai laiko asmeniniam gyvenimui. O berniukai tai irgi kažkaip nėra. Nėra. O jauti padidėjusi dėmesį šiaip dabar X Faktorių dalyvaudama? Taip, dėmesys tikrai yra padidėjęs. Parduotuviai jau žiūri į tave, kokį pieną perkė, ne? Buvo parduotuviai, su neringa apsipirkinėjom, mes labai dažnai kiekvieną savaitę pas Žygimantą arba pas Neringą, tai būna nusiperkam maisto, atvažiuojam. Jūs ne taip draugaujate? Taip, pasigaminam, praeitą savaitę makaronus. Bet pas Žygimantą visai neblogų kambariokų yra, aš mačiau per X Faktorių. Labai linksmų, labai draugiškų. Tai va, yra laiko vaikinam, gali rasti, tik reikia apsidaryti aplinką gal. Gerai. Tai
Gerai, atsiprašau. Ne, kažkaip, nežinau. Nu ir pirkot maistą su neringa. Tai jo, pirkom maistą su neringa ir prie tokios 2 mergaitės ir vat sako, ar galim su jumis nusifotkinti ir vat parašą, ar galite duoti. Ir buvo taip, o, kaip fainai. Čia vienas kartas tik toks buvo? Tai parduotuvai, taip vienas. Ai, parduotuvai, o kur ne, kitur tai būna, jo, prieina, vat, būna stovi stateliai. Nusišypso, žiūri, kad va, tave pastebė ir taip nusišypso ir tu irgi nusišypsai ir tada prieina ir sako, sveiki, va, čia jūs labai gražiai dainuojate. O, nu va. Jo, super, iš tikrųjų fainai. Labai smagu lietuviai, jeigu apskritai galvojat ir norit užkalbinti žvaigždę, nu tai prieikit ir pasakykit, pagirkit, kažką teigiamą taip, pasakykit. Mes nesikandžiam. Jo, o nereikia už akių, žinot, kaip būna už nugaros. Žiūrėk, čia tai iš X Factoriaus stovi. Tai jau geriau prieiti tiesiai akis ir ką nors gero pasakyti, ane? Eglė klausia. Klausimas toks jau rimtas. Ieva, ar jauti pergalės skonį ir konkurenciją iš Andželos? Jaučiu konkurenciją iš visų. Aha. Nes visi dabar likę dalyviai tikrai yra labai stiprus o tos pergalės skonio tai dar nejaučiu. Nes vis tiek, aš manau, kad tai X Factoris yra labai nenuspėjamas projektas. Kaip tikrai nesitikėjau, kad stovėsiu su Benjaminais, tai dabar dar nieko nežinau. Aha, supratau. Ir aš tai taip galvoju, aš ir Ievai sakiau, kad jeigu liksit finale tu ir Andžela, ir aišku kažkoks trečias vaikinas, tai bus labai smagu stebėti 2 merginų gėrio ir blogo kovą, nes tokia Ieva yra visą laiką labai teigiama ir romantiška. Andžela tuo tarpu yra tokia, tokia piktesnė, jinai tokia, labai priešinga tau. Tai bus visai įdomu stebėti, kaip žiūrovai balsuos. Gerai, Milda rašo iš Senosios Varėnos, sako, Ieva, jei tu pasiūlytų kartu padainuoti su kokia nors žvaigždė, su kokia žvaigždė norėtum sudainuoti kartu? Turbūt labiausiai tai su džiazu. O ne, nes tai tavo mokytoja yra. Tau teko susipažinti gyvai. Taip, jinai iš tikrųjų yra labai fainas žmogus. Tikrai aš nesitikėjau, kad jinai tokia yra labai paprasta ir labai iš tikrųjų bendraujanti, labai draugiška ir tu buvau jos koncerte. Taip. Ir prisipažinsiu, dar gražesniam koncerte tai tikrai nebuvau. Jau ir tas balsas, ir tas, nežinau, ir jos tos dainos, ir tie žodžiai, ir muzika, taip kažkaip palėtė. Mes su neringa dar kartu sėdėjom, tai tokio ploti norisi, bet net negali, nes kažkaip, nežinau. Suvirpino visą, jau tokios, visas tokios sėdėjom. Jūsgi dalyvavote ir mamos apdovanojimuose, ar ne? Ar tai buvo toks pirmasis tavo didžiulis renginys, kuriuo metu ir fotografavo, ten fotografai, žodžiu, ar pajutai tą tokį jau žvaigždės statusą? Aš iš tikrųjų nesistengiu gal jo pajusti, man patinka tas paprastumas ir, kaip aš sakau, žvaigždės būna danguje, o žemėje paprasti žmonės. Bet įspūdį paliko, kaip suprantu, ar ne? Labai didelį įspūdį tas fotografavimasis, kai ant kilimo tai buvo taip labai keista. Aha, tau tai nauja, netikėta. Labai buvo keista. Bet galėtum priprasti, kaip tau atrodo? Priprasti... Manau, galėčiau. Galėtum. Ir super, supratau. Ieva, aš turiu, kaip ir minėjau, tau užduotį, tačiau ją pateiksiu po dar vieno kūrinio. Tai bus Duke Dumont su Jack Jones ir Whitney, I Got You. Jei norite dar ko nors paklausti Ievos, tai būtinai rašykite iš mūsų puslapio powerhitradio.lt. Oi, dar greit vieną klausimą. Eglė sako, kodėl X Factorio nedainuoja judresnių dainų? Nes tokių neduoda. Taigi dainavo praėjusią sekmadienį. Matėt, kaip paskui teisėjai pyko? Praeitą nelabai pasisekė. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. 9:36 ir pradedu švepluoti, pamiršau, kad įsidėjau į burną nuo gerklės skausmo vaistą. Ieva pas mus X Factoriuje, studijoje iš X Factoriaus jau aš pradėjau jaudintis. Ieva, aš turiu tau užduotį, kaip ir visiems mūsų čia lankytojams X Factoriaus. Labai smalsu visą laiką sužinoti, kaip jūs sugebate atsidurti tokiose situacijose, kur nerepetuojat visą savaitę, nežinot iš anksto ir gal netgi ta muzika jums nėra labai ir artima. Tai Ieva, aš turiu tau dainą.
Dabar turėtų pasigirsti būgnai. Ir tai yra daina, garsiai pasakyk, kas čia per kūrinys, pažvelgus į pirmas... Kas čia? Cicino, kokį? Meilės laivas. Meilės laivas. Taip, Meilės laivas. Ar žinai šitą dainą? Nu, sunku būtų nežinoti, turbūt. Sunku būtų, jūs jauna esi, tai žinai, nežinau, ar tokias dainas esi girdėjus, ar klausai. Gerai, aš turiu tau 3 muzikos stilius, kuriais tau reikės padainuoti Ryčio Cicino dainą Meilės laivas. Pradėkime nuo tokio ramiausio, jaukiausio, gal net ir paprasčiausio. Ir tai yra regis. Rastaman. Mes ir vėl susitikom, lyg svajonių laivai. Smėlio laikrodis liko, lyg prie jūros žaislai. Meilė ilgesių žaidė, lyg pakrantės vaikai. Tu pašauk meilės vardą, gal sugrįš ir tą kart, jei meilės laivas kitam krante. Lai neša burės į pas tave. La 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 la. Kai buvus meilė sugrįž ir abejonių neliks. Laivai svajonių dangum skraidys. Ok, regiuko versiją mes turim. Žiauriai gerai, aš manau, kad Cicinui reikėtų pagalvoti apie tai. Jungiam kitą. Tu pasakoji kažkaip, kad tau yra nelabai visada lengva dainuoti greitas dainas, ar ne? Tai pažiūrėsim, kaip tau seksis šį kartą. Turiu tokią vieną muzikos stilių, kuris yra dažnai girdimas Power Hit Radio eteryje. Tai yra elektro. Ir tuo čia pradėjęs taškyti beatas. Dar toks progrojimas, gali pajudėti, pašok. Va, važiuojam, jau beveik, važiuojam. Nu, jau būdė. Palauk. Dar ne. Gerai, žinai, ką prasukam šitą vietą. Aš nelabai žinai girdžiu. Nu? Mes ir vėl susitikom, lyg svajonių laivai. Smėlio laikrodis liko, lyg prie jūros žaislai. Meilė ilgesių žaidė, lyg pakrantės vaikai. Tu pašauk meilės vardą, gal sugrįš ir tą kartą. Oh yeah. Jei meilės laivas kitam krante, lai neša burės į pas tave. Kai buvus meilė sugrįž ir abejonių neliks. Gerai, toks seksy versija buvo. Klausykit, lietuviški elektroninės muzikos kūrėjai. Mes turim čia tiesiog puikią vokalistę. Sako, nėra vokalisčių Lietuvoje. Ir vat, sėdi priešais. Labai gerai buvo, žinok, Ieva, buvo labai gerai. Ir dar vienas muzikos stilius, kuris, vėlgi, tau gal nebus labai artimas tavo širdžiai, bet, kaip sakant, čia mes ir neieškom. Tai bandom eksperimentą. Na! Mes ir vėl susitikom, lyg svajonių laivai. Smėlio laikrodis liko, lyg prie jūros žaislai. Meilė ilgesių žaidė, lyg pakrantės vaikai. Tu pašauk meilės vardą, gal sugrįši tą kart. Jei meilės laivas kitam krante, lai neša burės į pas tave. Kai buvus meilė sugrįš ir abejonių neliks, laivai svajonių dangoj skraidys. Oh, oh, yeah. Jūs pažiūrėkit, kaip žmogui patiko. Darom, Ieva, žinok, aš nesitikėjau, kad su metal... Aš irgi nesitikėjau. Su čia buvo trash metal, instrumental music. Ir tikrai negalvojau, kad tau su šitu stilium tai pavyks susitvarkyti. Wow, tu dar kartą įrodė, kad esi verta būti ketvirtuke X Factoriaus ir aš labai linkiu tau didžiulės sėkmės
Ačiū labai labai. Manau, kad finalas yra, kaip sakant, jau taip užuodžiamas. Ir netgi, žinok, lažybų kontorose, žodžiu, galima statyti ten. Ir tu esi berods antroje vietoje po Andželas. Jo, kol kas. Bet nežinau, kaip čia bus iš tikrųjų. Tai tu turi dabar galimybę visiems mūsų klausytojams pasakyti ir paprašyti, kodėl jie turėtų už tave balsuoti ir kad jie už tave balsuotų. Mėly Paverio klausytojai, labai ačiū visiems labai už palaikymą ir norėčiau paprašyti balsuoti už mane, nes aš tikrai nenustosiu muzikuoti, dainuosiu labai daug ir džiuginsiu jų savo muziką. Labai dėkui visiems. Ačiū tau dar kartą, Ieva, ir jau šį sekmadienį 19:30 X Factorius per TV3. Ate, iki.